antakalnietis, kompozitorius, kultūros ir meno veikėjas Algimantas Raudonikis. Paliko mums patį didžiausią turtą, neįkainojamą. Tai savo gyvenimą, kurį paskyrė pačiai jautriausiai žmogaus sielos stygai muzikai. Algimantas Raudonikis parašė labai daug įvairaus žanro kūrinių. Per 700. Didžiąją dalį jo kūrybos sudaro estradinė muzika. Tačiau laikas bėga. Ir mes jau jo neturime. Nebėra jo mūsų tarpe. Bet jis gyvas. Jis gyvas savo dainose, savo muzikoje, laikomas legendiniu kompozitorium. Vien jau ir dėl to, kad jis vien tik savo autorinių koncertų turėjo per 400. Jis visą savo gyvenimą skyrė muzikai. Mes mename Algimantą kaip labai nuostabų, gerą žmogų. Visų pirma, jis buvo labai nuoširdus, draugiškas, šiltas. Ir mes antakalniečiai mename jį mūsų renginiuose, ypač senjorai. Mes labai didžiuojamės, kad Algimantas buvo mūsų bičiulis. Ir jis lankydamasis mūsų šitose visuose koncertuose, jis mums sukūrė himną, parašė muziką, o žodžius sukūrė Stasys Žlibinas. Ir mes kiekvienus savo renginius pradedame visada pačiu gražiausiu kūriniu Esi tu vienintelis mūsų. Algimantas ilgus metus gyveno Antakalnyje ir, žinoma, jis amžino poilsio atgulė irgi Antakalnyje. Ir Algimantas Raudonikis apie muziką yra pasakęs taip. Cituoju. Nei medžioju, nei žvejoju, nei pašto ženklus renku. Tai tuštybių tuštybė, ryjanti ir praryjanti laiką, kurį vadiname gyvenimu. Tad tokių poelgių neturėjau ir neturiu. Ir turiu tik vieną muziką. Ir jai esu ištikimas it šešėlis. Ir šiandien mes uždekime kiekvienas savo širdyje po atminimo žvakutę. Na va. Taip. O jo šviesų atminimą pagerbkime tylos minute. Ačiū. Kviečiu antakalniečių senjorų klubo choras Šilas pradėti renginį pačia gražiausia daina, reiškiant pačią didžiausią pagarbą Algimantui Raudonikiui, Esi tu vienintelis mūsų. Liu, 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 liu,
malonu matyti jūs šiandien, šią popietę, kai gamta, nors ir pasipuošusi pačiomis gražiausiamis rudens spalvomis, ruošiasi žiemos miegui, saulutė pagloščiusi savo spinduliais, tarsi atsisveikina, sakydama ir linkėdama mums visiems taikios padangės ir ramybės žemėje. Mes kiekvieną renginį tais istoriniais parko takeliais skubame į šios mums labai mielus, artimus namus, pasižmonėti, pabūti kartu, pasidalinti įspūdžiais, o šiandien prisiglausti atmintimi ir pajusti širdimi prie mylimo mūsų kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybos. Taigi, šiandien mes turime labai tolimas viešnias iš labai gražaus Aukštaitijos kampelio, iš Pakruojo. Mes žinome, yra dar toks labai gražus miestelis Rozalimas, kuriame tiek daug dainingų moterų. Ir jos šiandien kartu su mumis atvažiavo pagerbti Algimanto Raudonikio. Taigi linkiu jums geros nuotaikos, atitrūkti nuo kasdienybės ir kas mokate tas dainas, pritarkite ir chorui, ir ansambliui, visiems. Dainuokime visi. Liūlia vaikų mus lopšinės
Na, o dabar kviečiame viešnias su savo programa ir žinoma su savo gražiais žodžiais, kurios atvežti iš gražiosios Aukštaitijos. Mes esame choras iš Aukštaitijos, iš mažo Rozalimo miestelio esančio Pakruojo rajone. Mes gyvename labai netoli kaiminystėje miesto, kuriame gimė Algimantas Raudonikis, netoli Joniškio. Ir jis, ir mes esame žiemgaliečiai, Žiemgalos broliai ir seseris. Mes esame choras Gaudulė. Tai gaudžiame savo Pakruojyje, Aukštaitijoje, ką tik buvome Vilniuje dainų šventėje ir labai džiaugiamės, kad jūs mus pakvietėte. Aplankėme ką tik Sapiegų rūmus, turėjome ekskursiją. Ir jūs turbūt ir nepastebit, jums turbūt kasdienybė, rutina ateiti čia, vaikščioti tais takeliais, o mum atvykti, apeiti, pasigrožėti Sapiegų rūmais, įeiti į Smetonos vardo salę ir susitikti be abejo su tokiais mielais Vilniečiais, antakalniečiais, kokie jūs rodotės mums. Tai mums garbė ir be galo smagu kartu švęsti paminėjimą gerbiamo kompozitoriaus Algimanto Raudonikio. O pradėsime mes nuo Vien tik tango. Tai yra popuri sudaryta iš jo dainų. Vien tik tango. Aš tik vienu šaižiausiu
Ačiū už aplodismentus ir ačiū, kad dainavote kartu, girdėjau balsus. Tai labai smagu. Labai smagu, kad visi kartu dainuojame. Beje, aš kaip tik žiūrėjau tokį filmuką apie Algimantą Raudonikį ir ten buvo toks epizodas, kuris pasakojo apie dainą Atleisk man. Ir vat šitoje popurį kaip tik ir buvo žodžiai Atleisk man. Tai pasirodo istorija tokia. Parėjo Algimantas Raudonikis baisiai vėlai ryte ir sugalvojo, kaip čia dabar padaryti, galvojo, kad nepyktų žmona ir jam reikia atleidimo dainos. Paskambino autoriui žodžių teksto ir paprašė, parašyk man kažką apie atleidimą. Tas parašė, tas sukūrė ir taip gimė daina Atleisk. Ir dainuoja visa Lietuva. Ir vieni kitiems atleidžia. Neringa mums nepristačiau, Neringa padainavo solo, mūsų Lakštytė. O girdėjome, kad jūsų choras gražiai atliko dainą Jūra, mes irgi padainuosim Jūrą, bet kitą. Pasirodo, Raudonikis parašė 2 jūras, kas ten žino, gal ir daugiau. Miega žilvino broliai,
Ir, kaip sakiau, kadangi mes esame iš Pakruojo, mes norime jums padainuoti ir dainą kilusią iš savų kraštų. Mes turime tokį savą kompozitorių Vilimą Malinauską, jis kilęs iš Rozalimo miestelio, šiuo metu gyvena Baisogaloje ir kuria. Ir jis parašė tokią gražią dainą Valso aidai. Mes kaip tik šitą dainą norėtume padovanoti jums ir šiam gražiam renginiui. O dabar vėl grįžtame prie Algimanto Raudonikio Argi mes kalti. Ta daina tikrai žinoma ir labai lauksime, kad jūs padainuotumėte kartu su mumis.
Labai smagu, kad mūsų taip šiltai priimate. Tikrai turbūt mokėsite, kai tu šalia. Irgi buvo labai populiari. Su šita daina ir norėsime pabaigti savo pasirodymą. Ačiū, kad taip gražiai plojate. Vadinasi, esate be galo muzikalūs ir turbūt dažnai turite tokių gražių renginių ir daug bendraujate, daug būnate. Labai norėtųsi, kad tą paskutinę dainą kartu su mumis padainuotumėt visi. Kartojasi priedainis, mokame, nemokame žodžių, kartokime, dainuokime. Laukit, neįspėkit, mes norim padėkoti jums, priminti, kad su meilės simboliu nesibaigė viskas. Taip, kad prašom. Pirmiausia, mūsų bendruomenės pirmininkė. Labai noriu jums padėkoti, kad ne tik muzika, bet ir savo balsais užpildė tokią salę. Ir jeigu aš negaliu dainuoti, tai dušė, aš dainuoju su jumis. Čia bet jums padėka. Čia noriu pasakyti, kad mes visada jūsų lauksime. Meilės simbolis, kaip žinoma, yra rožė. Taigi jums va tokia rožytė, pažiūrėkite, ji ypatinga, ji visą gyvenimą žydės. Ir senjorų klubas, turime darbščių rankų būrelį ir mūsų vadovė yra Palmira. Ir jį kaip tik jums paruošė dovaną ir parašėme gražius žodžius, kad jūs primintų, kad buvote pas mus Vilniuje. Rodėjome
Mes irgi turim darbščių rankom. Vieną žmogų, kuris mums padarė specialiai. Bet tokie gražios, tik be visas kaip pasipuočia, ką reiškia meilė. Viskas. Aukštaitija. Tai kalnai, kalneliai ir tyvuliuojantis mėlynakiai ežerai, ošiantys beržynai, šimtamečiai ąžuolai. O čia šventoji vingiuoja gimtinės laukais. Na, o dabar, kadangi rožės reiškia tik tai meilę, kviečiame visus bendrai dainai viešnes ir visus susirinkusius bendrai dainai. Lauksiu tavęs ateinant. Mūsų vadovė Gražina. Ačiū, Petriuk, ačiū. Gražina, pakvieskime pavadovauti šitą dainą mūsų svečią dirigentą. Taip, dirigentė, prašome jūs padiriguoti šiai dainai. Nes pas jūs daugiau raudonų rožių. Šiandien
Dievui, ypatingai žiūrovams, labai gražiai dainavote.